Na štai, praeitą pamokoje mes išmokome, kaip reikia sudėti 4 skaičius, tai kaip joje ir minėjau pabaigoje, kad atsakančioje, tai yra jau šioje pamokoje, mes išmokysime sudauginti, tiksliau, 4 skaičius. Taigi, programą šį kartą pavadiname sandaugą, vėl susirašome kaip praeitą pamokoje kintamuosius, ir bus visada vartojami va tokiem veiksmam, A, B, C, D. Dabar vietoj suma, kaip jau minėjau, praeitoje vėl pamokoje, dabar turime parašyti ne sum, o sum. Tai yra sandaugą. Integer, kabletiškis, begin, pradedam programą. Ir dabar viskas bus tas pats. Aš kaip tik turiu nusikopijavęs vėl, kaip tik bus va šitai tas pats. Reikia vėl įveskite pirmąjį skaičių, tai yra A, va štai A, įveskite antrąjį skaičių, B, įveskite trečiąjį skaičių, C, nu, viskas tas pats. Tiesiog viskas tas pats, nėra net ko aiškinti. Jau tikriausiai viską supratote, kaip tai reikia daryti. Nu, tikiuosi, bet kad supratote. Dėl to aš ir kuriu tas programas. Ne programas, o pamokas. Nu, dabar surašome, ką reikia dauginti. Sandaugą, dvitaškis, lygu. Dabar A. Ir daugybė yra vartojimas, kaip matote, klaviatūrą tokio taškelio vidurėje nerasite. Taigi, programuotojai naudoja štai tokią simboliką. Viena yra skaičių klaviatūroje, čia dešinėje pusėje, prie minuso, per pliusą. Vieną žodžių turėtumėt rasti. Ir dabar vėl dauginame visus skaičius. A kart B kart C kart D. Viskas. Dėtume dvitaškį. Nuskaitome jas. Ir užbaigiame programą. Viskas veiks. O, atsiprašau. Neveiktų tai programa, jeigu nebūtų sukompiliuojama. Nebūtų veikasi, nes prašiausiai būtų kitame lange išmetę visai. Tai. Dabar pasileidžiame normaliai. Viskite pirmąjį skaičių. Nu, kas? 2. Enter. Ir viskite antrąjį skaičių. 3. 5. Ir Ale aš kažką jau blogai padariau. Tikriausiai aš jau kažką blogai padariau. Turiaus. Taip, labai atsiprašau. Kaipgi galėjau pamiršti. Po sandaugos, taigi turime įrašyti klausimą paskutinį. Kad rastumėt, kokia yra ta paskutinė, nes ne, pavyzdžiui, neįrašė šio. Mes jau matėme, kas įvyko. Tiesiog pradinga ne programa ir viskas. Ir nepamatėme atsakymą. Gauta sandauga yra taip, sandauga. Štai taip turėjo būti. Va dabar čia yra atsakymas. Šiuo sakiniu mes ir gausime atsakymą išvestą iš šių 4 punktų. Jo mes šio sakinio, kai mes neįrašėme, matėme, programa iš karto pradingo ir mes nieko nebematėme. Čia man lentelės biškai išmokinėjo, nieko tokio. Vėl pasileidžiame programą. Vėlgi. Pasirašome visas programas. 2, plus 3, plus... Atsiprašau, kart, tai yra čia enter, kart 5 ir gauta, va, štai. Gauta sandauga yra 120 ir vėl aš padariau klaidą. Matome, nėra tarpo. Taigi, štai kur paprasčiausiai atrodo nieko, turėtų nebūti jokio skirtumo. Tačiau yra tarpelis čia. Vėl susikompiliuojame. Vėl visus skaičius iš naujo. Nu, matote, paprasta. Viskas yra paprasta. Va, gauta sandauga yra 180. Tai 2 kart 3 kart 6 kart 5
Gauta sandauga yra 180. Taigi, šiek tiek su klaidom ši pamoka išėjo. Čia tikiuosi supratote, išmokote, kaip reikia sudauginti 4 skaičius. Kitoje pamokoje išmokysime, kaip reikia atimti 4 skaičius. Taigi, iki kito susitikimo.